Labas, mano mielas magnetiškas moteris. Wow, labai faina, kad darome šiandien šitą spontanišką laivą, nes turiu itin svarbią žinutę. Žinutė yra apie tai, kokia yra pagrindinė klaida, kurią mes kaip moteris darome santykiuose. Pasidalinsiu keletą pavyzdžių iš tikro gyvenimo ir pasiūlysiu sprendimų apie tai, ką mes galime padaryti, kad ištaisytume tą klaidą. Taigi, kol daugiau jūsų prisijungs, noriu tiesiog pasidžiaugti su visomis jumis, kad jau už porą savaičių pradėsime visiškai naują lietuvišką intensyvą. Jis vadinasi Gimusi gelmiai. Ir tai bus mano giliausias ir mano nuomonė geriausias bei svarbiausias kursas, kokį esu vedusi lietuviškai. Kaip žinia, daug metų jau, gal 2 metai nesu vedusi ilgo kurso lietuviškai, buvo pastaruoju metu vien tik seminarai ir žinau, kad šimtai jūsų esate dalyvavusios mano seminaruose ir kursuose, bet šis kursas bus kitoks, nes jame galėsite tarsi visiškai save patirti kaip moteriai skirtingose gyvenimo sritise. Santykiai, gimda, seksualumas, savivertė, emocijos ir daug kitų temų. Ir eisime kiekvieną temą itin giliai per somatinės praktikas. Taigi po laivo aš įdėsiu nuorodą į laukiančiųjų sąrašą. Jeigu norėsite prisijungti, rasite viską ten. Taigi, kol dar kitas moteris jungiasi, dar noriu tiesiog pastebėti, kad, kaip matot, dėvi šitos kailius. Nors Ostine, Teksas, iš tikrųjų laukia karšta ir labai saulėta, laukia gal beveik 30 laipsnių, bet kadangi jau beveik lapkritis ir esu lietuvė, tai iš vidaus tiesiog noriu sezonų. Noriu šalčių, bet jie vis dar neteina, tai galvoju, užsidėsiu pūkuotus dalykus, tarsi būtų žiema. Gerai, mielasios. Taigi, galėsime pradėti šiandienos pokalbį. Aš manau, kad tai yra vienas svarbiausių temų, kokią mes galime liesti kaip moteris, nes santykiai, kaip žinia, jie apima mūsų visą gyvenimą, taip? Ir tai reiškia, kad nuo mūsų santykių kokybės priklauso mūsų visa likusi gyvenimo kokybė. Tai jeigu kažkas neveikia santykiuose, tai įtakos mūsų pasitikėjimą darbe, mūsų meilę savo, mūsų emocinį intelektą, taip? Todėl santykiai yra mūsų viso gyvenimo pagrindas. Tai yra gan akivaizdu, bet mes tai žinome teoriškai, bet iš praktinės pusės mes vis tiek skubam, darom, tvarkomės namuose, rūpinamės reikalais, darbais, bet eiti į tas santykius gelmes, tam reikia laiko, tam reikia žinių, tam reikia įrankių. Nes jeigu mes nežinome, ką daryti su santykių problemom, mes tai galvojame, nu va, yra kaip yra, pakentėsiu ir einam toliau būti užsiėmusios reikalais, taip? Tai tam, kad mes pakeistume savo santykių elgsenas, tam reikės laiko ir tam reikės įrankių. Ir šiandien aš jums noriu duoti vieną naują visiškai perspektyvą, kuri jums pakeis suvokimą, kaip jūs galite atsinešti save į santykius ir jaustis puoselėjimą, jaustis, kad jumis yra rūpinamasi ir jaustis, kad jūs galite būti visiškai savimi, nenumažinant savęs ir savo poreikių. Tai pasakysiu tiesiai šviesiai. Pagrindinė klaida, kurią matau moteris darant santykiuose, yra tai, kad mes nepasakome, ko mes norime ir ko mums reikia. Ir vietoj to, ką mes darome, mes tai arba visiškai nuslepiam, tiesiog nuryjam ir gyvenam po to savo skaudulyje, arba mes tai tarsi išplaunam vandeniu ir duodam likučius savo poreikių ir troškimų ir tiesiog mes save visiškai numažinam ir nepasakom tiesiai šviesiai, ko mums reikia ir ko mes norim. Tai aš duosiu vieną pavyzdį, tiksliau duosiu keletą pavyzdžių, nes prieš laivą galvoju, kiek pavyzdžių žinau, tai tikriausiai žinau gal 50 iš kiekvienos moters gyvenimo, kurią tai pažįstu. Taigi, aš neseniai sutikau vieną mokytoją, vieną moterį amerikietę. Bet šita istorija yra kiekvienos moters istorija, ne tik amerikietė, žinoma. Ir ji pasakoja, kad jinai neseniai važiavo pas dantistę, ji važiavo su vyru ir jai turėjo taisyti kanalus, taip, ir buvo didžiulė operacija, kur jai turėjo suleisti vaistų, galbūt anesteziją iš kažkas panašaus. Ir jinai paniškai to bijo. Ir dėl to vyras su ją važiavo, kad kartu būtų su ją per tą procedūrą. Ir gydytojai ją pasakė, kai mes darysim procedūrą, niekas kitas negali įeiti, tik tai tu. Ir jinai paniškai to bijojo ir jinai pasakė,
Ok. Nors viduje jinai tiesiog mirė iš baimės. Ir vyras jis liko išoriai. Taip, laukiančiųjų kambarį. Ir jinai nepasakė, ko norėjo. Nors jos yra didžiulis poreikis. Ir jinai tiesiog norėjo būti ta gera mergaitė, nepasirodyti kažkaip nepatogiai gydytojui. Ir vietoj to jinai tiesiog ant savęs užvynė ir pasakė, gerai, aš pakentėsiu. Nors tai buvo didžiulė baimė. Ir tada gydytojas rekomendavo jai tam tikrų antibiotikų. Ir pasakė, tam, kad apsaugotum savo kūną, rekomenduoju dar gerti šitų probiotikų ir kažką panašaus. Ir galiu tau išrašyti atskirą laiškelį vaistam, neprisimenu, kaip sakosi lietuviškai. Pasakykime, priminkit. Prescription. Ir jinai pasakė, ai nieko, man bus gerai, užteks ir antibiotikų. Nors žino, kad jai su Joni būna problemų, būna visokie uždegimai, kai ji geria antibiotikus. Ir vis tiek nepasakė, ko jai reikia. Ir po to važiuojant namo mašinai su vyru, jie susipyko, nes vyras sakė, aš norėjau už tave pastovėti. Aš važiavau specialiai kartu su tavimi ir jis bandė pasakyti daktarui, kad ne, aš eisiu kartu į vidų. Taip, bet moteris sakė, ai ne, nereikia, pati viena galiu. Taip, tai kas įvyko toj situacijai? Moteris žinojo, ko jai reikia. Jis žinojo, kokie yra troškimai, kad ji galėtų apsaugoti save ir jaustis saugiai per tokią intensyvią procedūrą. Jis žinojo, kad jos Jonį nemėgsta antibiotikų, kad jos visą kūną sukadina antibiotikai, bet vis tiek nepasakė, kad jai reikėtų ir kito recepto. Ačiū, nemiga. Taip, ir dar kitas dalykas, kas įvyko. Vyras jos norėjo apsaugoti, norėjo už ją pastovėti ir būti tas tvirtas ramstis jai. Ir jinai iš jo atėmė progą jaustis vyrišku. Ir tarsi atėmė iš jo tą vyrišką galią ir nedavė jam progos už ją pastovėti. Tai atsiųskite man širdučių ar komentarą, jeigu pačios esat buvusios tokia situacija, kur mes žinom, ką norim, bet mes taip baisiai bijom pasirodyti nepatogios, pasirodyti, kad mūsų per daug ir mes save numažinam. Ir nepasakom, ko iš tikrųjų norim. Taip? Pavyzdžiui, yra tokia situacija, aš pati esu ją dažnai patyrusi. Galbūt aš stoviu kažkur, nežinau, oro uoste, eilėje, daug žmonių ir žinau, kad greit atsidarys eilė, kur, sakykime, yra mažiau žmonių. Atsidaro eilė ir aš prieš 10 metų, aš būčiau stovėjusi ir laukusi, nes bijočiau eiti pati pirma. Tiesiog. Kvaila baimė, taip? Bet dabar aš žinau, kad jeigu yra kelias, kur aš galiu greičiau praeiti, aš esu pirma. Aš nelauksiu, kol kitai į priekį, man parodys, kad yra saugu. Aš eisiu pirma ir sakysiu, ko noriu. Jeigu per vakarienę restorane kažkas bus ne taip, aš mandagiai ir draugiškai pasakysiu, tai yra ne taip. Ištaisykit, noriu kitaip. Jeigu kažkas santykiuose, galbūt, pavyzdžiui, dabar mes su Kevinu nuostabią buitį kartu kuriam. Ir aš jaučiu, kad kartais galbūt daugiau darau, nei kad norėčiau namuose. Tvarkymas, valymasis, maistas ir visa kita. Ir aš žinau, kad jeigu aš nepasakysiu jam tą pačią akimirką, aš pradėsiu viduje tokia karti būti, kad jis nepadeda. Bet kaip jis man gali padėti, jeigu aš jam to nepasakau? Ir tada atsiranda didžiulės problemas santykiuose. Ir dažniausiai pas mane ateina moteris ir sako, mes jau kartu daug metų ir santykiai neveikia, jis manęs negirda, jis manęs nemato ir visa kita. O aš jos paklausiu, ar tu jam sakai, ko tu nori? Ar tu jam papasakojai, kas tave prijaustų jaustis mylima ir puoselėjama? Jis sako, ai ne, vis tiek nesupras. Moteris, gerai. Čia yra mūsų atsakomybė. Mūsų troškimai ir mūsų poreikiai yra mūsų atsakomybė. Vyrai negali skaityti mūsų minčių. Per vieną retrytą, prieš keletą mėnesių, buvo retrytas su vyrais ir moterimis, buvo daug parų ir vyrai sakė, moteris, pasakykit, ko jūs norit. Pasakykit, kaip jūs mylėt, nes mes negalim atspėti jūsų poreikių. Ar tai yra emociniai poreikiai, ar tai yra seksualiniai troškimai, vyrai negali to atspėti. Jeigu mes pačios to nežinome, kaip gali kiti tai žinoti? Aš suprantu, kad tai skamba akivaizdžiai, bet realiam gyvenime
kiekvieną akimirką, kai mes jaučiam, kad kyla tokia įtampa širdį, galbūt atrodo, kad saulės rizginiai viskas ten dega, galbūt yra gumulas gerkliai, nes jaučiam, kad mes tarsi save pamynim, kad kažko nepasakėm, neišreiškiam. Tai yra ta akimirka, kai mums metas sustoti, įkvėpti ir rasti drąsos pasakyti, ko mums reikia ir ką mes jaučiam. Nes jeigu to mes nepadarom, įsiklausykite dėmiai, jeigu mes neišsakom tą akimirką, ko mes norim ir jaučiam, kiekvieną sekundę po to mes kuriam istorijas mintise. Prasideda dramos, prasideda kaltinimai. Ir tada mūsų vyrai tampa mūsų istorijos tie blogiečiai, nusikaltėliai. Taip? Nors jie nieko nepadarė jų žiniomis. Jie net nežino, ką jie padarė. Taip? Ir mes viduje kuriam naratyvus. Kaip jis manęs neišklausė, kaip jis dabar vėl prie telefono ir manęs nemato, o aš viduje tik užsidarau, apsistatau sienom ir galvoju, aš tai vargšelė. O jis blogietis, nes jis vėl prie telefono. Bet mes vyrams neduodam šanso atsistoti, ištiesinti stuburų ir mums padėti. Ir būti stipriais vyrais ir mūsų herojais. Taip? Ir paskaitysiu komentarus šiek vėliau, noriu neprarasti savo minčių sekos. Turėkite meni, kad kuo ilgiau mes laukiam pasakyti, ko norim ir ko mums reikia, tuo daugiau dramų ir istorijų mes prisikuriam mintise. Ir esmė ta, kad visiškai suprantu, tai yra taip pažeidžiama pasakyti, ko mes norim. Mes paniškai to bijom. Ir tai yra suprantama, nes nuo pat vaikystės, kai mes dar buvom galbūt mažas mergaitės, vien tai, kad mes galbūt netgi dar negalėjom netgi kalbėti, įsivaizduokit, mes pradėjom verkti ir mūsų tėvai ir tai buvo užsijėmę ir pavargę. Ir jie sako, neverk. Mes kažko paprašom, kai jau galim pradėti kalbėti, ir tėvai, pakalbėsim vėliau, nelįsk akis. Arba tiesiog nekreipia dėmesio į mus, arba sako, neišsigalvok. Ir kiekvieną akimirką, kai mes išreiškiam savo autentišką garsą, balsą, juoką, verksmo žodžius, ir mums pasako, ne, tai nesvarbu, į mūsų dėmesio nekreipia, arba netgi nubaudžia už tai, kad mes išreiškiam save, mes prisirenkam viduje įrodymų, kad mano poreikiai nesvarbus, kad mano balsas yra nevertas būti išsakytų. Ir todėl mūsų vidinė mergaitė, žinoma, paniškai bijo atverti šitą vietą ir pasakyti esamų laikų, ko mes norim ir ko mums reikia. Ir kaip tik vakar su viena klientė būtent tą temą dirbom. Ji yra iš tikrųjų aukšto lygio dvasinė mokytoja Amerikoje, galbūt daugelis jų netgi sakėte, jinai nuostabi mokytoja, bet viduje jai yra taip sunku pasakyti, ko nori, ji tiesiog eina iš karto į sąstingį, kai pajaučia, kad kažko nori, nes į tai bijo būti atstumta. Taip? Ir aš manau, kad daugelis mūsų bijome iš tikrųjų būti atstumtas. Tai ką daryti tokiu atveju? Pradėkite nuo 2 dalykų. Vienas dalykas, pradėkite nuo mažų poreikių, kur žinote, kad šansai, kad tai, kai nuvesti į sudėtingą pokalbį, yra labai maži. Galbūt tiesiog paprašyti vyro, kad išplautų indus po valgymo, taip? Pasakys taip, ne, bet ten yra daug mažiau emocinių dalykų, nei kad aš turiu poreikį, kad kiekvieną dieną mylėtumėmės kiekvieną rytą. Taip, tada galbūt sudėtingesni bus dalykų, kurie išlys. Tai pradėkite nuo mažų poreikių ir tiesiog, kai reiškite poreikį, kiek įmanoma suraskite viduje tokį pasitikėjimą, kad jeigu pasakys ne, tai yra ne pasaulio pabaiga ir jūs galėsite rasti tokį tarpinį variantą. Taip? Nes kai mes reiškia poreikiai, tai žmonės neprivalo pasakyti taip. Taip, ir mes galime rasti tokį kompromisą per vidurį, jeigu reikia. Taip, pradėkite nuo mažų poreikių. Aš norėčiau, kad ryte, aš, pavyzdžiui, turiu daug labiau galų ir Kevinas po manęs atsibunda. Taip, ir jis kartais pamiršta atidaryti žaliuzes ir mano augalams reikia saulės. Taip, tai aš turėjau jam keletą kartų priminti, kad
kai atsibundi, atsikeli iš lovos, nes aš jau būnu senai atsikelusi, aš atsibundu daug anksčiau, kad atidaryk žaliusis, mano augalams reikia šviesos ir aš po to pamirštu pateikti miegamąjį, taip? Tai yra paprastas poreikis ir jam nesunku tai padaryti, taip? Galbūt kartais pamirš, aš priminsiu, viskas ok. Tai pradėkite nuo mažų poreikių, kur tiesiog tarsi treniruojat raumenį sakyti, ko jums reikia. Nežinau, kodėl tai darau. Ir kitas dalykas, tai pirmas dalykas buvo, pradėkit nuo mažų poreikių. Antras dalykas, kai jaučiate, kad tas poreikis, kurį turite, jūs iš tikrųjų verčia jaustis pažeidžiamai ir jūs negalite rasti tų žodžių, nes galbūt jūsų kūnas eina sąstingį, kalbėkite tai, ką jaučiate. Ir sakykite jam, aš jaučiu, kad mano širdis užsiveria. Aš šią akimirką jaučiuosi nesaugiai. Man sunku, man liūdna. Taip? Jaučiu, kad mano širdis tabaluojasi. Jaučiu gumlą gerklėj. Jaučiu, kaip noriu užsiverti. Taip? Ir tiesiog komunikuokite realiu laiku savo partneriui, kas vyksta jūsų kūne. Ir viskas. Vien tai, kai pasakysite savo partneriui, ką jūs jaučiate, sukurs tarsi tiltą tarp jūsų širdies ir jo širdies. Ir tada jis turės daugiau galimybių žinoti, ką daryti tą akimirką. Ir patikėkite, mūsų vyrai mus nori mylėti. Mūsų vyrai mus nori padaryti laimingomis. Pastebėkit, kaip dažnai, pavyzdžiui, kai vyrai mums kažką nuperka, kažkur atveda į fainą vietą, kažką padaro ypatingo ir jie pasako, patenkinta? Netgi mano tėtis tai daro. Ir sako, laiminga? Taip. Ir man tai tik tai parodo, kad mūsų vyrai nori mus nešioti ant rankų. Jie nori mus padaryti laimingomis. Tai gali būti partneriai, draugai, kolegos, tėčiai, kas tai bebūtų, taip. Ir mes galime jiems kiekvieną akimirką duoti šansą žinoti, kaip geriau mus mylėti. Ir kai mes iš jų atimam tą šansą, mes užveriam vartus į savo širdis. Ir mes atimam iš jų galimybę būti stipriais vyrais. Neseniai šitą grupę padariau postą, kur kalbėjau, ar jums svarbu, kad vyrai būtų vyriški, o moteris būtų moteriškos. Ir daugelis jūsų pasakė taip, bet buvo keletą nusiskundimų, kad vyrai šiais laikais moteriški, yra tik tai kaip draugės. Bet mes moterys turime daug galios iš vyrų iškelti tą jų vyrišką energiją, kad jie būtų kaip mūsų didvyrai, kariai, mūsų apsaugotojai. Taip? Ir kai mes pasakom jiems, jaučiu, kad man širdis užsiveria ir man liūdna. Jie tą akimirką turi tarsi vartais daro mūsų širdis, kurie gali mumis pasirūpinti. Jie gali paklausti mūsų, o ko tau reikia? Kaip aš tau galiu padėti? Kaip aš tau galiu mylėti? Taip? Tai šita tema nėra lengva, aš sutinku, nes ji iškelia iš mūsų giliausius emocinius procesus, bet kai mes nelaukiam, kol vyrų bus tobuli ir atspės mūsų mintis ir poreikis, mes žengiam pirmin ir mes tampame moteriškesnės moteris, mes nusiimam nuo savęs tos kiautus ir šarvus, kur turime būti tobula, susitvarkiusi moteris, visiems įtinkantai. Ir mes galime būti ir liūdnos, galime būti piktos, galime būti nusivylusios, bet kai širdis yra atvira, tada vyrai mūsų nebijo. Kai širdis yra atvira, tada tie vartai lieka atviri ir mūsų vyrų širdims, tam, kad jie galėtų pas mus ateiti, tam, kad galėtų mums padėti. Parašykite komentaruose, jeigu tai rezonuoja. Ir dabar noriu pakalbėti dar apie troškimus. Troškimai dėja yra tokia tema, kur mes moteris galvojam, ai čia nesvarbu, ai turiu svarbesnių reikalų. Mes galvojam, kad troškimai yra kažkas paviršutiniško, taip? Galvom, kad troškimai yra kažkas tokie kaprizai. Tai yra nesąmonė. Troškimai yra mūsų tarsi sielos navigacinė sistema, kuri ateina iki mūsų ir sako, aš noriu gimiau santykių. Aš noriu išmokti duoti. Aš noriu sukurti verslą. Aš noriu pailsėti. Taip? Ir tie troškimai yra tarsi mūsų sielos kelrodės. Nes kokie yra mano troškimai, bus visai kitokie nei kiekvienos jūsų. Šitoje grupėje yra 8 000 moterų. Kiekvienos jūsų troškimai yra unikalūs,
nes kiekvienas jūsų siela su jumis skirtingai kalba ir veda jūs į pačią geriausią jūsų realybę. Ir kas įvyksta, kai mes nesiklausom savo troškimo? Mes prarandam save. Mes žinom, ką mums reikia daryti, kokios turėtume būti, bet ko mes norim, mes nežinom. Ir aš noriu, kad kiekvieną jūsų pagalvotumėt šią akimirką, bent keletą sekundžių. Ko jūs trokštate šiuo metu gyvenimo? Ko trokštate iš gyvenimo? Tai gali būti apčiuopiami dalykai, galbūt įsigyti savo pirmą būstą, galbūt yra neapčiuopiami, galbūt patirti daugiau malonumo savo kūnui ir patirti orgazmą. Taip. Ir pagalvokite, koks yra troškimas, kurio neišsakėte pastaruoju metu kažkam artimam. Koks yra troškimas, kurio nepasakėte, nors žinojate, kad to norite, kad to jums reikia. Ir kitas klausimas, kokia yra kaina to, kad neišsakėte, ko norėjote? Kai mes mažinam save, tam mokam visą laiką kainą. Duosiu pavyzdį. Aš neseniai suvokiau, kad, rytoj mano gimtadienis, ir neseniai suvokiau, kad aš norėjau, kad mano draugės man suorganizuotų moterų vakarą, mano gimtadienį. Mano partneris Kevinas organizuoja daug ką, kažką, neįsivaizduoju ką, bet norėjau, kad mano draugas organizuotų man atskirą ratą tik tai moteriams. Ir dabar visą spalio mėnesį Ostine mano visi draugai yra žiauriai užsiėmę. Ir aš labai užsiėmas, tiesiog visko labai daug vyksta. Ir aš sugalvojau, kad noriu moterų rato, galbūt savaitę prieš gimtadienį. Ir žinot ką? Aš jums nepasakiau. Galvojau 2 dienas, laukiau ir galvojau ir nepasakiau. Nes aš galvoju, vis tiek visi bus susijėmę ir po to bus skaudu, jeigu niekas negalės to padaryti. Taip. Ir aš esu pripratus sakyti, ką galvoju ir ko noriu nuolatos. Bet netgi ir tada man buvo sunku ir suvokiau, kad aš iš tikrųjų sumažinu savo troškimus. Ir žinoma, su kiekviena diena, kur laukiu vis ilgiau, buvo tuo mažiau šansų, kad kažkas organizuos ir prisijungs, nes žmonės planuoja savo gyvenimo su prieki. Aš gyvenu didelį miestą ir čia tiesiog visi planuoja viską į priekį kelias savaitės. Tai mano kaina buvo tokia, kad aš būčiau galėjusi prarasti moterų ratą, kurio labai norėjau. Tai kokia yra jūsų kaina, kai neišsako savo troškimus? Kaip tai įtakoja jūsų santykius, jūsų laimę, jūsų pilnatvę gyvenime? Ir beje, pasakiau draugiai vienai, kad norėčiau, kad kažkas organizuotų, tai jos suorganizavo vakarą 4 dienas po mano gimtadienio, nes iki šios savaitės visi buvo užsiėmę. Taip, tai buvo tokia kaina. Mano gimtadienio draugių vakarėlis vyks po 4 dienų. Ja, okay. Pasakykite, jeigu tai rezonuoja, ką pasakoju, kad pačios suvokėt, kokie buvo jūsų troškimai ir kad kai jų neįsakote, iš tikrųjų sumokite didelę kainą. Ir beje, mano artėjančiam kurse gimusių gelimai mes eisim itin giliai, žinoma, į santykių dinamikas, į tai, kaip iškviesti iš vyro geriausias savybės, kaip padėti jam iš tikrųjų pakilti į stipresnę, labiau kūnytą vyrišką energiją, kai mes einame į savo gilesnę įkūnytą moterišką energiją. Mes ten kalbėsime, kaip iš tikrųjų kelti savo savivertę, kaip moterys, tam, kad mes pasitikėtume savimi, savo impulsais, savo žodžiais, kai jie ateina realiu laiku. Vietoj to, kad mes save numažintume ir galvotume, kad ai, čia nesvarbu. Ai, o jeigu tai sukels konfliktą ir po to bus sunku, taip? Mes mokysimės, kaip tapti išties autentiškai išreikštomis moterimis, tam, kad tas skirtumas tarp mūsų vidinio pasaulio ir taip, kaip mes save parodom išorėje, sumažėtų ir galų gal išnyktų. Ir šitaip mes galime būti autentiškos, nes ką mes jaučiam viduje, mes išreiškiam. Ko mes norim, mes pasakom. Ko mes nenorim, brėžiam ribą realiu laiku.
Ir daugelis jūsų sakė, taip, yra sąstingis viduje, mes bijom, mes tarsi atrandam savo troškimą ir galvojam, kaip norėčiau, kad dabar mane apkabintų, kaip norėčiau, kad galbūt šiandien mes niekur neitume į darbo reikalus arba į vakarėlius ir mes tiesiog būtume namuose ir kurtume intymų ryšį. Bet mes bijom to pasakyti, nes mes du dalykai, nepasitikim savim ir netikim, kad mus išgirs. Ir per šitą kursą gimusi gelmiai mes taip kelsim savivertę, kad jūs galėtumėt išreikšti save realiu laiku. Kad ir kur bebūtumėt, kad ir kokioje situacijoje gyvenime būtumėt. Ir buvo vienas klausimas apie sąstingį. Tai sąstingis nėra teorinis konceptas. Sąstingis yra mūsų nervų sistemos atsakas į daug metų kauptas įtampas ir traumas ir žaizdas. Tai tas sąstingis, aš jį vadinu tarsi, tai yra mūsų toks energetinis šarvas, kurį mes visos nešiojamės aplink savo kūną, aplink savo širdį, aplink savo seksualumą. Ir tas sąstingis kaip šarvas mus apsaugo nuo emocijų, kurių mes galbūt neturime šansų dabar išjausti. Pavyzdžiui, vaikystėje. Įsivaizduokite, mes esame darželyje, žaidžiam, mums 5 metukai ir kažkas mus teisia. Kažką mums pasako labai skaudaus. Ir mes, būdami mažos mergaitės, neturime somatinių arba kūno praktikų ir įrankių, kaip paleisti įtampą ir kaip pasakyti, kad ne, su manim taip nekalbėk. Mes to neturime ir mes nurijame viską. Gilin, gilin, gilin ir gilin. Ir per daugelį metų mes susikuriam tą šarvą, kuris viduje jaučiasi kaip nejautra, sąstingis, baimė būti savimi, baimė išsakyti, ką mes jaučiame ir galvojame. Kartais mes netgi nežinom, ką mes jaučiame, nes tie jausmai yra tiek giliai išspausti. Dažnai, kai mes kažką išreikšime, mes išreikšime ne tai, ką jaučiame šią akimirką, bet išreikšime daug skaudulių, tai yra pykčio lavina, ašarų lavina, kurią mes spaudėme daug metų. Tai vietoj to, kad mes sveikai išreikštame savo emocijas, mes tada reaguojam ir kiekvienas mažas trikdis tampa pasaulio pabaiga. Taip, tikriausiai pačios žinome, kai galbūt partneris pamiršo vieną dalyką namuose ir mes tiesiog subliūkštam. Prarandam savo kantrybę ir sakom, tu niekada manęs nematai, niekada nemyli ir taip. Tai mes tada reaguojam ne tik į tai, kas vyksta šią akimirką, jis kažką pamiršo, bet mes reaguojam ir tarsi išleidžiam pykčio laviną už visą savo gyvenimą, už visus savo santykius, nes mes tiek ilgai viską spaudėm. Tai per gimusi gelmę intensyvą mes eisime į kūną ir mes mokysimės tarsi išeiti iš to sąstingio tam, kad mes galėtume jausti giliau ir susigrąžinti savo gyvybingumą, savo malonumą ir atrasti tos savo poreikius ir troškimus realiu laiku. Ir per šitą kursą mokusi vieną savo mėgstamiausių ir giliausių praktikų, kurios dar lietuviškai niekada nesimokiusi. Angliškai aš vadinu heart de-armoring, lietuviškai tai būtų tos širdies nušarvavimas. Nes pakalbėkime apie mūsų širdies šarvą kaip moteris. Kai mes ant širdies nešiojamės tą šarvą, tą skydą, mes negalime priimti meilės. Mes nesijaučiame vertos savo poreikių, savo troškimo, nesijaučiame vertos priimti daugiau pinigų, patirti daugiau sėkmės, būti matomomis. Taip? Ir mes tada, tarsi gyvenimas norėtų siūsti mums dovanas ir laimę, bet mes tada blokuojam, nes mes nesijaučiam vertos ir nemokam priimti. Ir kai tas šarvas ant širdies gyvena ilgą laiką, mes tada mažinam. Mes negalim patirti malonumą ir mūsų seksualumas irgi nesivers, nes moters seksualumas atsiveria tada, kai yra širdis atvira. Taigi moters seksualumas pabunda visų pirma per saugumą, per širdį ir tik tai tada per jonį. Ir tada per kursą gimusi gelmiai mes mokysimės somatinių praktikų būdu, per kūną, per nervų sistemą, tarsi nusiimti nuo savęs tą šarvą, kad mes galėtume atsiverti. Kad mes galėtume patirti meilę giliau ir lengviau, kad mes jaustumės vertos paties geriausio gyvenimo.
Ir kai mes tą šarvą pradėsim nusiimti, tada eisime gilyn, tada eisime į gimtą, darysime energetinį gimtos tokį išvalymą, kaip sakant, kur mes mokysimės iš gimtos paleisti savo buvusių partnerių energijas, kurių mes nebenorime nešiotis. Mes paleisime nuostatas ir emocijas apie tai, ką reiškia būti moteris, nuostatas, kurios mums nepriklauso, kur mes save numažinam, kur mes savęs bijom, kur mes bijom savo galios. Ir šitai per gimtą mes tarsi mokysime sukurti daugiau erdvės savo kūne ir labiau pasitikėti savimi kaip moteris. Nes gimta yra mūsų moteriškumo centras. Ir tada eisime seksualumą. Ir tada mokysimės sukurti gilesnę, labiau magnetišką seksualią energiją, kuri beje neturi nieko bendro su miegamuoju. Tai neturi nieko bendro su seksu, ar netgi su tuo, ar turime partnerį, ar ne. Mes galime jaustis seksualiai gyvybingos ir jausti malonumą visam kūne, kad ir kokias būtų gyvenimo aplinkybės. Yra partneris ar nėra, nesvarbu. Taip? Taigi, tai bus didžiulė iniciacija į moteriškumą per kiek įmanoma skirtingų kampų, tam, kad jūs galėtume grįžti į tokį naują pradžios tašką kiekvienoje savo gyvenimo srityje. Taigi, po laivo įdėsiu nuorodą į laukiančiųjų sąrašą. Iki pirmadienio galite jungtis su didžiulė nuolaida laukiančiųjų sąrašo dalyviams, o nuo pirmadienio kaina kils. Gerai? Taigi, aš dar nuvažiuosiu viršų, buvo komentaro apie troškimus ir poreikius. Jeigu dar kažką norite parašyti apie kursą, apie troškimus, poreikius, rašykite, dar galbūt dar čia keletą minučių. Ką daryti, jeigu eini į sąstingį santykį su kitais žmonėmis, tarkime darbo santykiais? Geras klausimas. Taigi, aišku, su darbo klausimai kitokie, nes kartais tiesiog, kad ir norime būti emociškai atviros ir rodyti pažeidžiamą savo širdį, tiesiog darbo situacijų kartais tai neveikia. Taip? Tai kiek įmanoma, sulėkite akimirką. Įkvėpkite. Tai yra paprasta, bet tai veikia. Kiek įmanoma, palduokite pečius. Ir jeigu galite, jauskite savo klubus ir savo jonį. Jauskite savo pėdas, tarsi mes grįžtame į savo pojūčius ir mėgintume įsižeminti. Aš pati, pavyzdžiui, jeigu situacija, kur negaliu išreikšti, ko jaučiu, aš tiesiog ne žodžio prasme, atsistoju taip, kad mano pirštai eitų žemyn ir mano kojos yra pilnai grūdų. Ir aš įsivaizduoju, kad per savo rankas ir per savo pėdas aš tiesiog siunčiu įtampą žemyn į grindis. Tiesiog paleidžiu ir įsivaizduoju, kad tas sąstingis, ta įtampa tiesiog palieka mano kūną žemyn. Taip? Kartais netgi tai darau kalbant su kitais žmonėmis. Jeigu yra galimybė, nors keliom akimirkom pasakyti pertrauką, eikit į tualetą. Ir čia yra pats geriausias patarimas, kokį galiu duoti. Eikit į tualetą ir darykite, ką aš vadinu, ir tiesiog rėkite į savo delnus, nes delnai užblokuos garsą, bet jūs šitaip galėsite paleisti iš kūno energiją, kuri kitaip taptų tuo skydu. Taip? Ir kai rėkite, galite kratyti savo kūną. Taip? Tai pabandykime visus kartu. Tai mes įkvepiam, iškvepiam ir rėkiame į delną. Taip? Atrodo šitaip. Žiauriai paprasta. Jeigu tai darote nors ir 20 sekundžių ir kratote savo likusį kūną, jūs iš kūno išjudinate energiją tam, kad jinai netaptų traumų kūne. Taip? Ir po to, po šitos mini praktikos, galite grįžti toliau į savo darbą ir susitikimą. Aš esu tai dariusi restoranuose, savo buvusiose darbuose, tiesiog viešose aplinkose daug kartų ir tai veikia magiškai. Simona rašo, kartais sunku žinoti, ko tu nori iš tikrųjų, o ne, nesuprantu to žodžių, priedandoje. Jei gerai suprantu kontekstą, tai taip kartais sunku žinoti, ko mes norim iš tikrųjų, o kas yra tik tai galbūt paviršutiniški dalykai. Bet nesu tikra, aš suprantu klausimą, tai prašau, kad tai perrašykit, kas suprasčiau, galėčiau sakyti. Ir dar buvo komentaras. Baimė išsakyti savo poreikį kyla. Baimė išsakyti savo poreikį kyla iš to, kad nenorima būti vienai, kuri nori. Kiekvienas žmogus nori. Moteris nori, kad jos noras nebūtų stabdis kito norams ar sudaromos nepatogios
aš sudaromas nepatogias situacijas kitam dėl savo norų. Labai geras komentaras. Ir turėkit omeny, kad mes nesam atsakingos už kitų žmonių norus. Taip? Ir įsivaizduokite, kad jeigu jūs bijo sakyti, ko norite, ir kitas žmogus bijo sakyti, ko nori, nes o jeigu bus jums nepatogu. Taip? Bet kaip būtų faina gyventi realybė, kur mes visi sakom, ko norime, ir šitaip duodam kitiem pavyzdį, kad yra nuostabu turėti troškimų, yra nuostabu užsakyti poreikius, nes jeigu aš tai galiu padaryti, tu gali padaryti irgi. Ir aš, pavyzdžiui, dievinu, kai mano draugės pasako, ko jas nori. Kai jos pasako, ko jiems reikia. Nes tada aš jaučiu, kad aš galiu jiems padėti. Aš galiu jūs pakėlėti aukštyn. Aš galiu jiems kažkaip pasitarnauti kaip draugė. O jeigu negaliu to padaryti, pasakysiu irgi. Vertinu tai, kad ir sakei. Labai džiaugiuosi, kad judėsis mane taip saugiai ir sakytum, ko nori, bet šią akimirką aš to negaliu padaryti. Bet galėčiau padaryti šitai. Taip? Tai mes einam į visiškai naują santykių realybę, kur mes vieną kitą keliam aukštyn. Taip? Ir jeigu tai yra komentaras apie vyrus, tai turėkit omeny, kad vyrai daug mažiau ryšio turi su savo poreikiais, nes jų niekas niekada neklausia. Vyrams šitas darbas yra dar sunkiau, nes aš kiek esu mačiusi iš workshopų, iš renginių, kur vedu gyvai su vyrais ir moterimis, vyrai dažniausiai net neįsivaizduoja, ko jie gali norėti. Nes jie visą laiką turi būti stiprus ir rūpintis kitais. Taip, jie negali verkti, jie negali jausti. Tai vyrų situacija yra dar kitokia. Ir ką aš matau vyrus darant, kai aš paklausiu, ko jūs norite, jie tada galvoja, ką yra jų moteris pasakiusios, ir galvoja, gal aš irgi to paties noriu. Taip. Tai jie tik tai viduje dažniausiai vyrai tiesiog galbūt pirmą kartą atranda, ko nori ir ko trokšta. Ir mes jiems galime padėti, eidamos pirmus, rodydamas pavyzdį, kad yra ok turėti poreikių, yra ok turėti troškimų. Taip? Tai vietoje, kad galvotume, kad mūsų poreikiai yra sukels sunkumų kitiems, priešingai, mes kitiems parodysime, kas yra įmanoma. Ir tai yra dovana. Gerai, mielasias, manau, kad baigsime. Planavau daryti 10 minučių, gausiu ilgiau, nes tiesiog manau, tai yra itin svarbi tema. Tai mano jums yra namų darbai tokie. Man geriausia dovana gimtadieniui man rytoj būtų, kad jūs išsakytumėte savo troškimus gyvenime. Taigi, kai pajusite savo troškimą, mažas ar didelis jis bebūtų, pasakykite jį garsiai. Jeigu jausite gilesnį poreikį ir jums bus sunku išreikšti, leiskite kitiems žinoti, kad šią akimirką aš jaučiuosi nesaugiai. Šią akimirką man skauda širdį. Šią akimirką aš noriu išsiverti. Ir tiesiog leiskite kitam žinoti, kaip jūs jaučiatės. Vien tai atvers duris gilesniam pokalbiui ir gilesniam ryšiui. Gerai, mielasias, ačiū Jums. Tikiuosi, kad pasimatysime intensyvę gimusių gelmėj. Mes pradėsime lapkričio pradžioje jau greitai. Šį kursą darysiu gyvai tik tai vieną kartą, aš jo nekartosiu. Taigi, jeigu norite prisijungti gyvai ir patirti didžiulės, gilias, somatinės praktikas ir transformaciją, kuri išliks su jumis visą gyvenimą, pasimatysime kurse. Gerai? Ir beje, pirmadienį darom kitą laivą. Išuosi žiūriu įkvapta. Tai pasimatysime dar pirmadienį kitame laivėje, kur kalbėsiu būtent apie mūsų savivertę ir kaip kurti tokią savivertę, kur nepriklauso nuo banko sąskaitos skaičių, nuo kūno formų ir nuo mylimojo nuotaikos. Giedra, geras komentaras. Šiandien kaip tik mokausi būti nepatogia. Super. Einam iš komforto zonos ribų, nes mes negalime būti atsakingos už tai, kaip kiti žmonės reaguos. Ir galbūt priešingai tai jos įkvėps, vietoj to, kad mes būtume nepatogios. Taip, prisimam atsakomybę už savo išraišką, už savo emocijas, už savo autentiškumą ir pasitikim, kad kiti gali pasidaryti patys tą patį, kad kiti irgi gali prisimti atsakomybę už tai, ko jie nori ir ko jiems reikia. Ačiū Jums.